Labas vakaras, tūkstantis elektriniečių, labai vėlyvas vakaras. O žiūrėkit, kai čia prieš kelias dienas labai elektrinas įsmirdėjo, aš buvau išvykęs, jūs rašėt tenai, aš nekėliau posto, todėl kad, nebuvau įsitikinęs, nes sakė, kad visa žmonės kitoks kvapas, taip, bet aš kai grįžau, tai iš karto užsiodė, tai buvo kitoks kvapas. O pavyzdžiui, va dabar, vakare, šiandien, o dabar smirda sąvartynas, aš tai jau tą kvapą, skiriu. Tai yra toks dujų, visiškai kitoks kvapas. Tai va šiandien dvokia vėl Elektrėnuose, nežinau kaip kitur, ten Vievy ar kitose gyvenvietėse, bet aš dabar šiuo metu vaikštau Elektrėnuose, nuosavų namų kvartale, yra kvapas sąvartyno jaučiamas. Tai šita problema, jinai niekur nedingo ir niekur nedings. Iki tol, kol mes patys gyventojai jas neįspręsim. Nes dabartinė valdžia tokioj sudėtyje yra neįgali išspręsti šį klausimą. Tai tas yra akivaizdu ir nereikia savęs apgaudinėti. Reikia tai ramiai reaguoti, suprasti ir kai tą supranti tada, koks turi būti sprendimas. Nėra šitos valdžios, žmonės turi būti, kurie įgalūs išspręsti šitą klausimą. Labai paprasta viskas. Tai ką, visiems vakaro negero nelinkėsiu, nes pas mus dvokia, o taip būtų viskas puiku ir nuostabu. Ačiū, iki.